Bangos ežero sako, Lietuva bus kaip niekad graži, jei gėlytė medelį prie tako, tu globot ir išsaugot gali. Neklausk manęs, kaip jaučiausi ežere, luoteliu plūduriuodama, kai saulė visų savo skaistumų švietė ir sidabriniai dangaus debesėliai pilkai šešėliais dangstė ežero vandenis. Neklausk. Ten ežero vandenyje mačiau žydrą dangų ir jis man priminė gilias tavo akis. Panardink žvilgsnį vandens skaidrumą, ten vandenio keista, pamatysi rūmą. Gal jisai mergelę ežerų užbūrė, mat seniai, seniai jau Judlės vardą turi. Vandens lelijos baltai dangstė ežero vandenis ir jos man priminė apie tave, mylimoji Judlė. Ji graži, baltom lelijom padabinta, ji graži, kai miegu rūko apkabinta. Bet tu neklausk, kaip aš jaučiausi ežere, valtele plūduriuodama. Neklausk. Aktas jaudinimasis dėl praeities. Visur atsiminimai apie Judlę. Kažin kas būtų, jeigu žmonės tų atsiminimų neturėtų. Juk būtų tada tuščias gyvenimas. Būtų labai, labai neįdomu. O atsiminimai juk niekad nesensta. Ir jie visada būna jauni. Einam, turi ateiti ekskursiją, pasižiūrėsim, prisiminsim apie Judlės istoriją, prisiminsim, ką žmonės atsimena dar iš tos Judlės buvusios senosios Judlės. O dabar jau jin tikrai labai, labai pasikeitusi yra. Va, ir matau, jau renkasi žmonės. Labą dieną. Sveiki. Labai malonu man, kad jūs šiandien atvykote ekskursijon į Judlę. Pamatyti tą mirštantį ežerą ir pasiklausyti istoriją, kuri buvo labai, labai sena. Dar prieš 10 000 metų, kur mes čia stovime, buvo Gansės jūra. Ir šita jūra tęsėsi nuo Užvenčio iki pat Šaukėnų. Čia apėmė Ilgaežerį, apėmė Judlę. Toje vietoje, kur dabar yra mūsų tas Judlės ežeras ir kartu mes negalime atskirti Ilgaežerio, buvo labai smėlinga ir buvo panašu į Baltijos jūros kopas. Smėlis tas kopas tiesiog pustė ir sudarė tokius didelius kauburius. Ilgaežeris net 20 metrų gylio kauburyje, duburyje tai yra. O aplinkui, jeigu ten pavaikščiotume, tai kopos tiesiog išsidėsčiusios labai stipriai. Senovėje buvo arktinis klimatas, todėl augalai buvo labai tokie menkučiai tie augalai, skurdūs augalai, kurie vėliau apaugo mišku. Ir šiandien mes grybaujam, uogaujam po jūros dugną, po marių dugną. Va. Tai kodėl dabar pavadinta Judlė yra? Tai irgi yra senas padavimas. Šaukėnuose gyveno moteris, kuri mokėjo atspėti upių ir ežerų vardus. O tada, kada jau atspėdavo upę arba ežero vardą,
tada sustodavo ir jau jis neišeidavo. Kartą čia žmonės susirinkę prie tos užtvankos, kur dabar yra, galim, jeigu norite, ir pamažu eiti. Tenai ta moteris sustojo ir žiūrėjo į Judlę, į tą ežerą. Ir sako, Judlė, kur bėgi, sustok. Ir tada Judlė sustojusi, sustingusi ir jos vardas paliko iki šių dienų. Lituanistai truputėlį kitaip pavadino, nuo juodo ežero dugno, Juodlę, bet mes seniai žmonės visada vadiname tik tai Judlę. O nuo to laiko, kada jau buvo tas ežeras turėjo vardą, vis tiek pavasariais labai išgriauždavo šitą visą kelią ir į Ilgos upę išbėgdavo vanduo. Ir čia gydytojui Grėbliauskui vadovaujant žvejų būrelis ir medžiotojai, mokyklos mokiniai ir šiaip žvejai visi susirinkę darydavo užtvankas. Žinoma, ta užtvanka buvo daryta primityviai, iš medžio ir medinė užtvanka ilgai nesilaikė. Vėliau jau buvo nutarta daryti užtvanką labai rimtą ir apie tą užtvanką mums vėliau papasakos buvęs miškų ūkio gamybinio susivienijimo direktorius Kavaliauskas. Judlė yra pratekantis ežeras. Iš Ilgaežerio išteka Ilga ir ta Ilga atiteka į Judlės ežerą. O paskui, kaip matot, ta Ilga išteka va čionai ir teka už Šaukėnų. Paėjus ten kelis šimtus metrų įteka į Šonos upę. O toje vietoje, kur čia tie jurginai yra, ir žemiau čia buvo malūnas. Malūnas buvo nedidelis, paklausus, nes į tą malūną važiuodavo malti žmonės iš visur, ne tik iš Šaukėnų. Namelis buvo skurdus, su mažom tokiom mažais langais 6 šibų ir buvo 4 kambariukai, kuriuose gyveno 3 šeimos. Ir prie to malūno buvo labai didelis akmuo, man dar jį teko matyti. Tai nežinau, ar jis čia yra kur nors prasmegęs, bet toks plokščias ir didelis va toks didumo akmuo. Visą laiką jis buvo ir buvo va čia toj vietoj. Mėgdavau aš ant akmens irgi pasėdėti. Tai čia vandens malūnas? Vandens malūnas. Čia yra gimęs Savickas, Savickienė, mano kaimynė, gyveno dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą, jų tėvai gyveno. Tai įsivaizduojat, tas malūnas buvo labai senas. Malūnas, šitie visi miškai ir ežeras priklausė Pavainiškio dvarininkui Dalumbauskui. Ir jis, kada važiuodavo į Šaukėnų, į čia, į Judlę, tai vis grožėdavosi pušimis ir sakydavo, čia mano dukros kraitis. Turėjo jisai ir 2 sūnus, bet žmonės sakydavo, kad vienas sūnus menininkas yra, o antras sūnus yra kažkoks ne visiškai pilno proto, taip sakydavo. Ir aš klausdavau, kodėl jisai nepilno proto. O sako, jisai skarelę raudoną užsirišęs ant galvos, mazgą ant šonų. Tai sako, ar normalus žmogus šitaip gali elgtis. O be to, sako, jisai turėdamas dvarą, turėdamas gražius kambarius, miegamuosius,
atvažiuodavo ir sakė, ta sala, kur buvo vidury tokia didelė, tai jisai ten nuplaukdavo ir ten ištisas dienas leisdavo. Kaip sako, jis gali gyventi palapiniai, gamtoj, čia tikrai nepilto proto žmogus yra. O tuo metu nebuvo, apie turizmą niekas nežinojo, o žmonės to nesuprato. Ir antrasis tas brolis, tai mėgdavo tapyti, buvo menininkas. Ir jisai tapydavo Judlės įvairiausius vaizdus. Ir čia pagal šitą pakrantę augo tokie gražūs gluosniai. Aš dar turiu nuotraukas ir mes į tą filmą įdėsim tas nuotraukas. Tai tas menininkas paimdavo žievę pačią, kiek galėjo su peiliuku, jis ten pragrandydavo tą žievę ir nutapydavo paveikslus. Ir tie paveikslai buvo tiesiog kaip kokia paveikslų galerija. Žmonės ateidavo pailsėti į Judlę, o čia šeštadieniai žydai rinkdavosi, o sekmadieniais jau kiti žmonės. Ir eidavo palei tuos gluosnius ir grožėdavosi tais paveikslais, kuriuos jis nutapydavo. O kad neišaugtų, tai sesuo atjodindavo, kaip reikia pasakyti, su arkliu, buvo vienpusės tas balnas, atsisėsdavo su ilga suknė ir pietus atveždavo lydima, žinoma, Pumečio Zyko. Ir jie tada nebadavo, čia vienu žodžiu atostogavo. O 33 metais, kada buvo nugriauta šitas malūnas, tai žydai, šneideriai, Leibas ir Rabinovičius pasistatė va tą namelį, kur dabar Mindaugas gyvena. Ir jo tikslas buvo kaip nors padaryti šitą Judlę poilsio zoną, kad čia visi žmonės galėtų ilsėtis, kad galėtų atgauti jėgas po darbo. Ir jo tokia svajonė buvo, bet matyt nelabai turtinga. Jis ir tiesa išsinuomavo šitą ežerą 12 metų, bet neteko jam tvarkytis. Jisai paskui, vat toj vietoj, kur čia mes sukom, tokį kampą darėm, vat ateidami iš anos pusės, buvo įrengęs maudyklą. Ta maudykla buvo padaryta maždaug 9 metrų ilgio, 3 metrų pločio, lentinė 70 cm aukščio tos tie šonai, o vienas šonas įėjo į kanalą. O įsivaizduojat šičia, toj Judlėj, visur čia ganėsi karvės Kondroto, nebuvo jokio čia vandens. Tik tai tas kanalas truputį nuo tos užtvankos gal kokius 2 metrus. Paėjus taip, kanalas buvo iškastas iki pat salos. Ir 2 kartus norėjo nuleisti Judlės ežerą. Vieną kartą 17 metais, kitą kartą, antrą kartą 33 metais. Ir buvo iškastas. Bet kaip nuleisi tą ežerą, jeigu jis 11 metrų gylio yra viduryje.